Na, ką sveiki visi, su jumis sveikinasi Mr. Distro ir tai yra net 36 industrinės revoliucijos serija. Taigi, spėkite, ką šį kartą darysim, ogi pasidarysim labai daug šitų Advanced Alloys. Ir tai yra daroma štai šitaip. Refined Iron, Bronze ir Tin. Ir iš jų gausim 128, plaukit, 128 tuos. Ir jį reikia įdėti į kompresorių. Ir kaip matot gausim tuos, bet labai ilgai užtruks, o kol tai kepa, aš einu medžioti Endermenų ir galvoju gal vis dėlto. Jūs pažiūrėsite, kaip aš medžioju gal. Šiaip kažką pašnekėsiu, kaip ir žiūrėjau atrodo tas vulkanas naktį. Man patinka creeperius iš vieno karto nuhitinti. Ir turbūt greitai reikės eiti į Nether, nes aš norėčiau ką kitką padaryti dar. Turiu keletą planų, bet ten daug vėl automatinių sistemų, taigi. Taigi, 13 lygis. Jūs į mane nešaudykit. Reiktų armoro gal kada nors pasidaryti, bet aš kol kas, kaip matėt, nedariau armoro, kadangi noriu šiek tiek palaukti ir pasidaryti iš tam tikrų medžiagų, bet kol aš jas pasidarysiu, o košmaras. Taip, kol kas ne vieno endermeno. Nesprog. Ojei. Vat būtų sprogę, būtų bairis. Taigi, čia... Kokie creeperių. Nesprokit, čia daug gerų medžių. Kas dar atsėlinsit, Tiek čia creeperį. Ir su šituo kardu neišeina, tačiau galima blokuoti su normaliu kardu paspaudus dešinį klavišą, taigi jūs blokuosit strėles. Taip. Na, endermenai, kur jūs? Taigi, mes endermenų nematom. Ir jau turbūt mano tie iškepė. Taip. Dar reikėtų užkasti. O! Ir dabar, aišku, kol išlipsim, tai... Taip, kur mano jetpackas? H išjungiam ir pakėlisim. Oi, ne čia užsidėjau. Iš lėto. Taip. Pakilom, gerai. Sėdam, viskas atgal grįžtam ir keliaujam link trobos. Pavilniais endermenų nėra, kai jų reikia. Aš galėčiau, aišku, prisidaryti visko, bet, kaip matot, šiek tiek perstačiau ir čia man reikėtų šitą sieną užbaigti šiek tiek. Nesinori, kad matytųsi tiek daug į svetimą kambarį išlystų. Taip, taigi šitie jau sukemprasavo, taip, 64. Ir aš po truputį jau ruošiuosi savo atominiai šitai elektriniai. Nu, tik čia. Gal čia buvo kažkur creeperis, arba aš klystu. Tikėkime, kad klystu. Taip, taigi toj pusėje buvom, dabar keliaujame į kitą pusę. Iš čia po vieną, jūs ne po 3, ne po 5. Taip, o kiek skeletonų? Ne, skeletonų man nereikia, man reikia endermenų. Ir endermenus, kaip visada, sunku atrasti. Iš kur tu atsiradai, tai čia nebuvo?
Taip, kas dar norit gabalėlio manęs, tai... Nelabai dažnai išvysit mane naktį vaikščiantį belenkur ir dar be armoro, tai... Nes skeletono aš nenoriu, bet jų kaip tyčia daug. O. Davai nušaukit šitą vorą. O, skeletono armija! Nenoriu mirt. Ate. Galėjo nušauti šitą vorą ir būtų ramybė, aš tada būčiau gavęs diską. Atrodo, taip vyksta viskas. Taip. Tuo susirinkom. Bet endermeno nei vieno, nu niekur. Nu į tą mišką aš nelysiu, ten per daug medžių. Per daug tamsu bus. Taip, kur čia jūsų galim... Baisiai lėtai vaikšto, atsibodu jau. Taip, ateikit, nu davai, nu nors vieną endermeną duokit. Niekur nėra. Taigi, aš jums dar užduosiu vieną klausimą tokį ir jūs man tiesiog atsakykit, patinka arba ne. Kaip jums šitie Industrial Craft žaisliukai tokie? Nemanot, kad jie per daug sugadina žaidimą, ta prasme, per daug galingi? Ir savo komentarus palikite po šito video. Ir tikrai žiūrėsim, ar man darysim išvadą, ar man verta su jais žaisti, ar ne. Taip. Aš po du neinu, man reikia, kad viens ir iš vieną eitumėt. Nu, rytas, o endermeno nei vieno, ne, nu. Skeletas, tik čia. Turim va čia va vorą. Neimsi tų voro, gerai, tiek to. Taip, gal dar renku Spider Eyes, kadangi jų man taip pat reikės. Ir taip, kur mano troba? Troba turėtų būti štai ten. Oi. Taigi, panaudojam, grįžam į trobą, jau viskas turėtų būti iškepę. Taip, 64 Advanced Alloys ir man jų tikrai gali net reikėti daugiau. Nesakykit, kad aš belenkaip naudoju savo resursus, tiesiog, man nėra jų kur kas kur dėti, kaip matot, šiek tiek turim dar stringo. Gunpowder, Rotten Flesh, Ender Perlų nei vieno. Velniava. Tiek to. Taigi, aš dar šiek tiek sugalvosiu, kad čia geresnio parodyti ir grįšiu netrukus. Na, tai sveiki vėl sugrįžę. Ir aš šį kartą vėl sugalvojau, darysiu jau tai, ką buvau kažkada daręs. Jūs kai kurie turbūt prisimenat tą receptą ir vėl man reikės jų nemažai, tai energijos kristalų. Man jų reikės 10 ir aš dabar tų 10 po vieną spaudinėju, kad netyčia man jie nedingtų, kaip buvo tai padarę vieną kartą. Ir čia neaišku, kieno bugas buvo, bet tikėkime, kad daugiau nepasikartos, nes vis dėlto receptas brangus. 10 deimantų ne kiekvieną dieną panaudosi. 4 iš jų panaudojam, ačiū Dievui, dar jau buvau įsiganęs, kad nebeliks, ir gausim MFI. Taip pat man reikės keletą iš jų pasidaryti Ilapatrono kristalus. Jei neklysiu, čia jų 6 turėtų būti. Taip. Ir dabar vieną MFI sudedu su 6 Ilapatrono kristalais. Taip, į viršų eina Advanced Circuit ir į apačią Advanced Machine Block, kuris padaroma štai šitaip. Ir gaunam dar vieną MFSU. Taigi, ką aš jį naudosiu, turbūt vėl kils jums klausimas. Ir aš iš tikrųjų jį kol kas įdėsiu čia. Ir dar norėčiau kai ką pasidaryti, tai žinau, kad man reikės generatorių. Aš turiu vieną generatorių štai čia. Žinau, kad man dar reikės šiek tiek tin ir man rodos man tin neužteks. Taigi dar gausiu eiti turbūt kasinėti. Ir kam dar nerodžiau, tai vieną tokį receptą. Tai kaip gauti empty cells. Ir čia piškiniai tema, bet dar kartu panaudosim empty cells su refined uranium, gaunam uranium cell, kurią naudosim urano gamybą ir kaip matot, jos nesistekina. Tai tiesiog paliekam štai čia.
Ir aš dabar, man atrodo, man reikės dar 2 iš tikro šitų, tai tik to pasiemam kiek išeis. Ir dabar žiūrim receptą. Ir kaip jis vadinasi? Jisai vadinasi... Ai. Palaukit, kaip čia. Geoterminis generatorius. Taigi, jį naudosim lavai gaminti ir man reikės 2 empty cells, 1 generatorius ir refined iron. Taigi, reikia dar refined iron šiek tiek. Ir aš jų pasidarysiu iš tikro nemažai, tų generatorių, taigi. Ir aišku, stiklą turiu štai čia. Aš jų pasidarysiu, tarkim, kokius 8 pradžiai, gal užteks. Ir 2 empty cell ir gaunam geoterminį generatorių. Taigi, geoterminis generatorius, taip pat kaip bet kuris kitas generatorius, turi interfeisą ir jau taip iš pavadinimo turbūt spėjat, kad jisai bus naudojamas šilumai išgauti arba iš šilumos ir paversti į energiją. Ir aš jų pasidarysiu dar nemažą kiekį, tai kiek man čia jų reikės. Mašinių blokų štai čia atrodo turėjau, jo. Taip pat man reikės keletą furnace ir keletą baterijų. Kaip matot, baigiu sunaudoti beveik viską, ką turiu. Taip, man reikės dar kiek čia sakiau generatorių. 7, tai dar reikia 3 baterijų. Taip, baterija štai šitaip. Kaip tik sudarys 7. Biški žiūriu daugiau kažkaip, bet nesmė. Taip, kai turim baterijų, turim štai šitų ir man dar vienos reikės furnace. Jau turbūt kyla klausimas, kam aš naudosiu tiek daug cobblestone, kam aš pasiėmiau, tai su laiku pamatysit. Mašininis blokas ir šitaip atrodo ir gaunam generatorių. Taigi, kur mano generatoriai turėjo būti 7? 8. Taigi 7 generatoriai, šiek tiek empty cells, stiklo ir šiek tiek refined iron. Ir vėl gaunam likusius generatorius. Taip, ko man dar gali reikėti, tai aš turbūt naudosiu pneumatinius vamzdžius, kurių turiu 49. Paskui dar reikės keletos kitų dalykų, bet tik to tegul būna šitas. Reikės dar tikrai šiek tiek tin, baterijų nereikės, empty cells reikės, refined iron neturėtų. Daugmaž viską daugiau aš kaip ir susiėmiau. Ir aš turbūt keliausiu dabar į Nether. Taigi, aš jau vėl pasidariau portalą ir matot šiek tiek žemiau nuo prie tos vietos buvo. Bet atsirandu grinai toj pačioj vietoj, niekur nedingęs. Tik va, kai pakeiti šitą pasaulį, tai su portalais bugas būna ir negali teleportuotis niekur. Ir aš spėkit, kam panaudosiu tuos geoterminius generatorius. Ir kam jau kyla nors vieną idėją, tai tiesiog parašykit. Jau turbūt, kad esu prie lavos, jau labai aiškiau pasakyti neįmanoma turbūt. Ir aš čia šiek tiek pasistatysiu dar tokią patalpą, kaip matot, čia šiek tiek pritrūko man cobblestone'o. Šiek tiek šitą išplėčiau, dar čia reikėtų pakeisti smooth stone. Ir grįšiu jau sekančiai serijai su pastatytų išplėstų kambariu. Ir nepamirškit, kad laikas kitame pasaulyje, tai paprastame Minecraft'e neina, kol mes esam Nether. Ir grįšiu tada kitą kartą. Ate.